Audronė, sveikinimui su pergalė. Kokios emocijos dabar šią akimirką? Ačiū, sveikinimus. Emocijos geros, laimėjom pusfinalį, dabar susikaupsim finalų ir bandysim įveikti įbrėžtį. Pati rodai visada puikų žaidimą Karalienės taurėje ir praėjusiais metais ir šiandien. Kaip pavyksta taip gerai įvažiuoti į šį turnyrą? Aš neįsivaizduoju, aš tiesiog manau dvigubai daugiau susikaupiu, dvigubai daugiau, nes aš noriu tos taurės, aš noriu laimėti ir manau, kad ir kiekviena mūsų komandai nori laimėti ir mes tiesiog pradedam žaisti savo žaidimą ir mums eina labai lengvai. Po vieno iš tritaškių metimų ketvirtajame ketvirtyje ten kažkam skyrė gestą, galime jį pakartoti ir dabar pasakyk garsiai, kam skyrė. Tai gal nesakysiu, kam skiriu, ką? Tiesiog pasakyk, kam buvo skirtas ketvirtajame kėlinyje. Tai tas žmogus žino, kam skirtas. Ir Lobikui, teisingai pavardį ištariau, aš tikiuosi. Ir jo, kadangi jis prisišnekė truputį prieš varžybas, tai kaip sakant, linkėjimai jums. Neda daug emocijų šiandien, daug kovingumo, ko tavo akim pritrūko tai pergalį iškovoti? Manau, šiek tiek susikalbėjimo. Gynybai padarėm šiek tiek klaidų, nedovanotinų. Mažas klaidelės atvedė iki tokio rezultato. Gaila, kad taip yra. Dirbsim toliau, niekas ne... Taip, finalas vienas nuplaukė, dar turime prieš akis dar du. Tai seksimės, kovosim, pažiūrėsim, kaip bus ateityje. Kas dabar šiandien svarbiausia bus siekiant atsistatyti ir rytoj pergalingai pabaigti šį Karalienės taurės turnyrą? Tai, manau, tiesiog reikia emociškai nurimti, susitvarkyti su galva. Aišku, vienas pralaimėjimas nieko nedaro. Liūdna, kad nepasiėmėm Neptūno, bet turim susikovoti ir pasimti tą trečią vietą.